Tai ką, mėly žmonės, sveiki. Šią savaitę užsakiau keletą knygų, su kuriom norėčiau pasidalinti. Ir kodėl tai yra labai svarbu apie tai pasidalinti. Skaitau paskutiniu metu daug komentarų ir toks pramuša pa žmonių negatyvumas, kada nepažįstant situacijos arba tiesiogiai žmogaus, galima pasakyti, kad jis yra platintojas, kad jisai tenai pažiūrėjau jos profilį, jinai taip gyvena, čia platinimas, nes dabar labai daug yra informacijos apie sveiką mitybą, apie sveikus produktus, apie kitokias alternatyvas. Ir žmonės tikrai tuo dalinasi, bet ar užduodate klausimą patys savo, ar jūs esate tam pačiam lygmenį diskutuoti ir aptarinėti? Aš esu už tai, kad žmogus gali išsakyti savo nuomonę ir aš ją tikrai priimu, bet kadangi vakar sulaukiau labai daug padėkos ir žmonėm matau, kad tai rūpi, tas mano gyvenimo būdas, kas gyvena ir žino mano gyvenimą iš arčiau, tai tikrai yra ir pačiai man kartais nuostaba keliantis dalykas, kaip galėjau save susirinkti. Tai aš tiem žmonėm, kurie sako žodį platintojas ar dar kažkaip, tai galiu pasakyti, aš nesu platintojas, aš esu sveikatinantis žmogus šitos kompanijos produktais. Ir labai savim didžiuojuosi, tiesiog tikrai didžiąją dalimi, ką gyvenu, aš tiesiog didžiuojuosi, kad aš galėjau rasti ir susirinkti save būtent šitos patikimos sertifikuotos kompanijos produktais. Nežiūrint, kad esu medikė, nežiūrint, kad tikrai buvau dakalta ne vieną kartą ir vėl bandžiau įtikėti, patikėti, kad veikia tie dalykai, ten vaistas atrodo, bet žinokit, maistas yra vaistas ir geras, stiprus ryšys tarp savęs, galbūt iš tikrųjų nemeluojant nei savo, nei kitam, praėjus visą šitą kelią, labai atsargiai pagalvoju, kokį žodį žmogui pasakyti, nes vieną žodį žmogų gali prikelti, kitą žmogų gali užmušti. Tai aš esu už tą pilnatvę, pozityvų mąstymą ir savęs transformaciją. Jeigu jūs norite kažkokio tai pokyčio, be pykčio ir su reikšmingu rezultatu, paimkite ir paskaitykite knygą arba pažiūrėkite dažniau mano video. Tai jie tikrai yra sveikatinantis ir jie yra tiesiog patvirtinti pačio žmogaus gyvą istoriją. Tai jeigu bus įdomiau, kreipkitės. Aš esu už tai, kad mes bendradarbiautumėm ir žiūrėkim, ką iš to turėsim. Tai dalinimasis irgi yra priskirtas prie, kaip ir pasakyti, dieviškų dalykų. Tai mes būkime tie išrinktieji. Tai su tokia žinute aš pas jūs šiandieną.